Kai grįžom gyventi iš Vilniaus į Klaipėdą, labai svajojom apie namą miške, kad būtų daug medžių, tai man buvo toks idealus namų variantas. Nuo to viskas ir prasidėjo, radom būtent tokį miškingą sklypą ir kūrėm namo projektą ir atitinkamai vėliau ir interjerą, būtent akomponuojantį gamtai. Tai kaip už langų didelių čia esančių matome daug medžių, mišką. Tai taip ir namuose, kuriant interjerą, stengiamės nenukrypti nuo to natūralumo, sukurti tokią organišką miškui aplinką, rinkomės natūralias medžiagas - medį, akmenį, odą, tokias. Įdomus aspektas apie mano virtuvę, kad man tai yra ne tik vieta, kur aš gaminu valgyti kaip daugumai žmonių, bet man tai yra ir mano filmavimo aikštelė, mano žaidimų aikštelė ir mes čia filmuojam, fotografuojam receptus tiek mano knygoms, tiek socialiniams tinklams, tai žodžiu veiksmas vyksta pilnu tempu. Ir kitas dalykas, aš buvau sugalvojus, kad man labai faina ir aš niekur nebuvau mačius, kad virtuvė būtų sudaryta iš tokių kaip 3 dalių - salos, aukštosios dalies ir atskiros kriauklės spintelės. Toks buvo turbūt pats svarbiausias dalykas, nuo ko prasidėjo visas detalių lipdymas po to jau. Buvo labai svarbu rasti kokybišką baldų gamintoją, tai visų pirma patikimumas, daikto pagaminto baldo ilgaamžiškumas, profesionalumas darbuotojų. Tikrai žinojau, kad mūsų laukia ne vienas susitikimas, nes niuansų apgalvoti reikėjo daug, tai kažkaip norėjosi tikrai pajausti tą profesionalų požiūrį ir užsukus į in-house saloną, labai džiaugiuosi, kad jis yra ir Klaipėdoj, pasitiko labai profesionalus požiūris ir visi mano tie prioritetai buvo įgyvendinti. Sprendimą dėl medžiagų visų priimti sunku nebuvo, nes aš atėjau labai aiškiai žinodama, kaip noriu, kad atrodytų mano virtuvė. Ir tikrai žinojau, kad turi būti tamsi mediena, kad noriu betono spalvos stalviršio. Tik nežinojau, ar tokias medžiagas lengva rasti, ar iš vis įmanoma, nes prisižiūrėjus Pinterest yra labai lengva norėti daug visko, o atėjus pamačiau, kad tai yra įmanoma ir tikrai iš turimo asortimento išsirinkau savo tinkamas. Tai būtent ko ieškojau ir radau. Man buvo svarbu, kad vidiniai mechanizmai būtų išties kokybiški, nes virtuvę naudoju daug, laikau ten ir špižinius puodus, ir keptuvės sunkesnės, tai tiesiog nesinorėtų po kelių metų vėl sukti galvą dėl to. Pasitikiu vokišką kokybę, nes žinau, kad in-house virtuvės studija naudoja itin patvarius mechanizmus. Viską darau, kepu, verdu, sukuosi kiekvieną dieną labai daug šioje virtuvėje ir tikrai rezultatas pranoko lūkesčius. Labai patogu judėti, gaminti visų pirma erdvėje virtuvėje. Dabar tikrai įsitikinau, kad viskas labai praktiškai, patogiai išdėlioti, tiesiog vienas malonumas. In-house komanda iš tiesų išpildė visus lūkesčius, nors pati turėjau daug norų ir pageidavimų, bet tikrai sujungus tos mano norus su in-house dizainerės patirtimi gimė labai gražus projektas ir buvo tiesiog išpildyti visi tie lūkesčiai. Man labai patinka, kad mes išgavome tikrai labai švarų tokį vaizdą, švarų dizainą, niekas nėra apkrauta visokiais papildomais nereikalingais daiktais, nes tikrai turime daug stalčių, turime daug lentynų, viskas turi savo vietą. Toliau man labai patinka akmens stalviršis, tai kokį jis dizainą suteikia, kaip patogu jo naudotis, tiesiog labai prabangus jausmas namuose nuo to akmens visoje svetainės zonoje, ne tik virtuvėje. Ir dar vienas dalykas, tokia smulkmenėlė, kad labai patogu iš tiesų viską laikyti stalčiuose, tarkime lėkštes, puodelius, aš buvau pripratus laikyti lentynose, net šiek tiek prisibijojau stalčius laikyti, bet in-house dizainerė sakė, nebijok, pamatysi daug patogiau, tai taip, ji buvo teisi. Pirmiausia, reikia labai gerai pagalvoti apie savo asmeninius ir savo šeimos poreikius. Kiek gaminate, kada gaminate, kokio išdėstymo norėtumėte, kokią turite erdvę, tai tiesiog labai aiškiai apibrėžti poreikį. Tuomet apgalvoti, kokių norisi dizaino sprendimų, kokių norisi spalvų, kokių norisi medžiagų. Man asmeniškai labai pasiteisino konkretus planas dar prieš projektuojant, kur ką noriu laikyti. Nes dažniausiai mes sugalvojame po laiko, kai jau turime baldus, kur ką laikysime. Tuo tarpu, jeigu tu žinai jau prieš savo norus ir poreikius, tu atėjęs pas projektuotoją, pas dizainerį, jau gali pasakyti, aš noriu taip ir bus viskas pritaikyta maksimaliai tavo poreikiams, kur stalčius, kur lentyna.
paskutinis dalykas - tai skirti laiko susitikimams su dizaineriu baldų projektavimo metu, nes būtent tuomet gimsta labai daug sprendimų ir mūsų atveju projektas labai keitėsi eigoje. Su lyg kiekvienu susitikimu mes vis kažką pridėdavom, vis kažką patobulindavom, kol galiausiai gimė šis projektas.